Labą dieną, labą dieną. Sveiki vėl atvykę į naują video. Ir aš šiandien pagalvojau, kad mano arkliai, palyginus, yra mažai ragavę įvairiausių vaisių, daržovių, kas jiem yra, kaip ir tinkama, galima valgyti. Tai aš aišku sugalvojau, kad mes gal ir pabandysim šiandien tai padaryti. Nusipirkau daugiausiai šiaip vaisių. Nusipirkau vaisių įvairiausių, kurie yra saugus arkliam. Va čia va įdėsiu biškelį nuotraukytę, pagal kurią žiūrėjau, ką galima jam duoti. Tai prisipirkau vaisių, susipjausčiau aš juos, nes juos irgi reikia dar paruošti, kad būtų saugus valgyti. Ir pagalvojau, kad su Baltija ir titnagu galima būtų pabandyti tai padaryti. Pamatyti jų visas reakcijas ir pažiūrėti, kuris visgi, kaip sakoma, yra netoks išrankus maistui. Tai einu griebiu arklius ir judam. Tai sveiki atvykę į maisto varžybas, gal taip galima būtų pavadinti. Baltija, jau matome, yra labai nusiteikusi ir yra pasiruošusi nugalėti titnagą šiandienos varžybose. Tai yra maisto varžybos, nes tai yra pačios, nes tai yra vienintelė šaka, kuri jinai galėtų laimėti visada. Tai, kaip sakoma, šiandien žirgai Baltija ir titnagas susiėmęs valgyti šiaudus. Bet tai nėra vienas iš mūsų šių varžybų degustacijų. Tai Baltija ir titnagas bandys valgyti įvairiausius vaisius ir daržovės, tiksliau tik vieną iš daržovių, tai ko jie dar nėra bandę. Tai jeigu jūs bijote, kad jie gali nusinuodyti, nebijokite, nes aš pasitikrinau, ką jie gali valgyti. Ir šiandien bus pirmas kartas, kai jie bandys valgyti šiuos vaisius ir visgi tą nelemtą vieną daržovę. Tai nieko nelaukime, Baltija jau krapšto mano rankas ir bando mane suvalgyti, nes tikisi, kad gaus kažką skanaus. O gal bus ir neskanu Baltija, mes niekad nežinom. Sakė, gerai bus ir kišenė. Tai nieko nelaukiam. Pirmasis raundas, pirmajame raunde bus valgoma kriaušė. Tai pirmasis raundas ir Baltija išbandys kriaušę. Pasiruošus? Mano pasiruošus. Kaip jūsų nuotaika? Matau, kad labai gera nuotaika ir kriaušę visgi aprūvinate. Puiku. Baltija gauna 1 tašką, kriaušė yra suvalgyta, bet kaip matom, titnagas jisai visai nepasiruošęs šiandienos varžyboms. Mes biškelį luktelkime, gal visgi jisai sugalvos, kad nori dalyvauti, o Baltija manęs per tą laiką nenužudys. Mes jį pasikvietėme, visgi jisai sako, noriu dalyvauti, tik tai duokit ką nors normalaus valgyti, tai pabandome kriaušę. Tai pasirodo, kad kriaušė tiko tiek titnagui, tiek Baltijai. Varžovai, nesipykit, viskas yra gerai. Šįkart laimėjo draugystėje, gaunate abu po 1 tašką. Ar yra tinkamas rezultatas toks? Manau, nelabai, bet nieko tokio, raundų dar yra daugiau ir jūs dar tikrai išsiaiškintysite, kuris yra pats geriausias valgytojas. Judam toliau. O antrame raunde šįkart bandysime agurką. Taigi, yra antras raundas ir vėlgi mūsų titnagas vienas iš varžovų nusprendė, kad jam reikia pertraukėlės. Tai per tą laiką pabandysime pasižiūrėti, kaip viena iš varžovių Baltija bando valgyti agurką. Kaip jums yra agurko skonis? Ar viskas yra gerai?
Manau, labai gerai. Tai jinai tikrai galėtų valgyti agurką ir toliau. Antrasis mūsų varžovas titnagas. Titnagai, ateikite, prašome. Ateikite, mes jums duosime agurką. Mūsų varžovas nenori dalyvauti šiandienos varžybose. Tai titnagas, manau, nusprendė, kad šiaudai yra daug skaniau negu šitos visos duodamos nesąmonės. Ir kaip matome, jis atsisako valgyti agurką visiškai. Tai mes jo gabalėlį atiduosim Baltijai, nes ji labai nori, manau, jį suvalgys. Taigi, šiandienos antrame raunde Baltija įsiveržė į priekį, tai yra 2-1 Baltijos naudai. Tai yra trečiasis raundas ir trečiajame raunde mes bandysime valgyti braškes. Tai Baltija, ar jūs esate pasiruošusi? Manau, visai pasiruošusi. Tai nieko nelaukiame ir bandome valgyti braškę. Deja, bet braškė buvo įspjauta ir buvo pasakyta, kad galėčiau valgyti ją pati viena. Tai pabandome dar kartelį, gal visgi mūsų varžovės nuotaika pasikeis. Deja, bet braškės buvo atsisakyta valgyti. Pažiūrėkime, kaip mūsų antrasis varžovas, tai yra titnagas, jausis apie braškę. Pone titnagai, mes norim jums duoti kai ką skanaus. Titnagas yra užsiėmęs valgyti druskytę. Tai mūsų antrasis varžovas jau visgi vėl prisijungė prie varžybų ir pavalgęs biškelį druskytės ir užsidėjęs šiaudų puokštę, bando trečiąjį produktą, tai yra braškė. Taigi, titnagas lygina rezultatą ir titnagas suvalgo braškę. Tai vėlgi yra 2-2, nes Baltija braškę valgyti atsisakė. Nieko nelaukiame, judame į ketvirtą raundą, kur bus valgomas apelsinas. Taigi, ketvirtasis raundas yra bandomas valgyti apelsinas. Nesijaudinkite, apelsinas yra be žievelės ir be kauliukų, buvo puikiai tam paruoštas. Tai aš nieko nelaukiu, nes šie varžovai yra labai nekantrus ir nori greičiau viską suvalgyti. Tai Baltija, pirmiausia, bandome su jumis, valgome apelsiną. Aš pabandysiu pasitraukti. Baltija net nežiūri į apelsino pusę, bando titnagas. Deja, bet apelsino buvo atsisakyta. Baltija, gal norite pabandyti dar kartelį? Titnagai, dar kartelį? Deja, bet apelsinas buvo atmestas netgi abiejų dalyvių. Baltija net nebandė jo įimti į burną. Tai šiame raunde taškų negauna niekas. Taigi, yra 5. raundas. Ir šiame raunde bandysime valgyti slyvą. Tai Baltija, ar esate pasiruošusi? Valgome slyvą. Deja, bet vėlgi Baltija atsisako valgyti produktą. Tai šįkart yra slyva. Pone titnagai, ar norite pabandyti valgyti ką nors skanaus? Pavyzdžiui, šįkart slyvą. Ateikite, pabandykite sudalyvauti, o gal jums pavyks, nes kol kas išlyginote rezultatą. Titnagas labai abejotinai, bet jam pavyksta suvalgyti. O gal ir Baltija susidomės? Ne, visgi Baltija nesusidomėjo slyva. Ir pažiūrėkime, gal titnagas norės dar gabalėlio.
Kaip matote, titnagas veržiasi į priekį ir jis turi jau 3 taškus. Judame į paskutinį raundą, kur bandysime valgyti nektariną. Taigi ir mes esame paskutinėme raunde su nektarinu, jis yra be kauliukų, irgi yra saugus žirgams. Tai ar esate pasiruošę? Pirmiausia, pradedame nuo to, kas jau laimi, tai yra titnagas, bandome duoti. Buvo valgoma abejotinai, bet visai neblogai. Titnagas suvalgytų ir mikrofoną. Baltija, kaip jūsų nuotaikos? Nektarinas visai patiko. Tai bet dėja, šiame raunde abu žirgai gauna po 1 tašką, bet dėja, titnagas veržėsi į priekį ir titnagas laimėjo šias maisto varžybas. Tai atiduodu aš jau jiem, kas liko, o dar liko visai nemažai. Yra ir nektarino, ir slyvos, ir prašom. Tojaus. Gal kas norit kriaušės? Kriaušė patiko. Gal norite agurko, nes Baltijai patiko agurkas. Oi. Gerai, dar turiu 1 agurką. Mane užpuolė arkliai. Baltijai patiko agurkas. Visai gerai žinot. Ir kriaušę galiu tau duoti. Titnagai, ar norit braškės? Taugi visai patiko. Visai neblogai. Tai Baltija nektarinas dar 1. Slyva čia, Baltija. Bet jau Baltija per vėlai suvalgė slyvą. Ja. Viskas, dėžutė yra tuščia, nieko mes daugiau nebeturime. Tai jeigu, nežinau, ar aš gerai susumuoju taškus, bet titnagas, man atrodo, turi 4, o Baltija 3. Taip? Man atrodo, kad taip. Tai ačiū, kad buvote kartu su mumis šį kartą, o mane vis dar toliau jie puola ir einu šerti visus šitos 2 žvėris, nes, manau, liksiu be kišenių. Taip. Tai ačiū, kad buvot kartu šiuose maisto varžybose su laimėtoju titnagu ir Baltija. Šiaip keista, kad tu nelaimėjai, nes tu ėdi viską. Ėdi labai daug ir ėdi viską. Gali pakomentuoti, kodėl nelaimėjai? Sako, atiduok viską iš kišenės. Gerai, ačiū, kad buvot kartu ir ko manęs dar nesuvalgė. Susitiksim kitam video. Iki. Ai, kad jūs atsiprašau.